Tikriausiai esi ne kartą pastebėjęs, jog įkyrios mintis tau trukdo susikaupti arba atsipalaiduoti ypatingai tada, kai tau to labiausiai reikia. Štai super paprastas pratimas, ką tokiu atveju gali padaryti. Tarkime, įsivaizduok, kad tau sukilo kokia nors tai nereikalinga mintis. Ką tuo metu darai? Reiškia, įsivaizduok, kad prie tos minties tu pririši kokį nors tai balioną. Ir tas balionas nuneša tavo lengvą mintį į dangų ir jinai išnyksta iš tavo akiračio. Arba kitas būdas. Įsivaizduok, kad tavo mintį apgaubė koks nors muilo burbulas. Ir kadangi jis yra labai lengvas, apgaubė tavo mintį ir nuneša į dangų ir jinai išnyksta iš tavo akiračio. Ir dar kitas būdas, trečias būdas. Įsivaizduok autobusą ir kad savo mintį, kaip kokį tais reklamos stendą, uždedi ant autobuso galo. Ir jisai nuvažiuoja už gatvės ir išnyksta iš tavo akiračio. Gali pasirinkti būdą, kuris tau yra pats maloniausias ir taip daryk tol, kol išvalysi visas nereikalingas mintis ir galėsi kokybiškai grįžti prie savo reikalų. Kviečiu išbandyti šį paprastą būdą ir įsitikinti, kaip nuostabiai jisai veikia. O išbandžius, nepamirškite grįžti prie šio video ir komentaruose parašyti, kaip jums sekėsi. Jūsų atsiliepimas gali tapti įkvėpimu ir kitam išbandyti šį metodą. Sėkmės!